nenoriu jums skleisti savo energijos, bet panašu, kad šiandien jūs jausite mano didžiulį energinį resursą, didžiulį. Movers, lovers, mega lovers. Meilė galinga agniai. Meilė galinga ugniai. Gerai. Pabandysiu šitą čia pridėti, kad manęs neblaškytų. O, va, turbūt dėlį bus. Pažiūrėsim. Giliai kvepiu, iškvepiu. Paleidžiu kontrolę, paleidžiu išankstinį nuostatą, kaip turi būti, kaip atrodos. Ilgai ar trumpai, tai neturi reikšmės, srautas teka, aš jį padidinu, praplatinu. Leidžiu jums jį pamatyti, pajausti, noriu šitą ratą pakviesti visus vedlius, mano vedlius. Noriu, kad mano vedliai kalbėtų išmintimi, kuris siejasi su jūsų vedimais. Pakviesti čia noriu savo angelus, noriu būtinai pakviesti Mikaelį ir Gabrielį, kurie saugotų visą šitą energetinį lauką nuo veidų, kuriems nereikia, kurie skrolina ar nuskrolina, nuo piktos akies, nuo pavydo, nuo savo širdies, visas dėmesys, kurį aš gausiu, bet kokios rūšies dėmesys, lai virsta besąlyginė meilė, kuris pasiekia mane, mano visus 7 kūnus, mano aurą, visą tai, kas yra šviesa deganti manyje. Bet koks dėmesys, bet kokios formos dėmesys, pasiekdamas mane, visose laiko juostose, visose dimensijose, bet kuriuo laiku, bet kurioje plotmėje virsta į besąlyginę meilę man, kuri uždega mano ugnį dar garsiau, dar plačiau, dar skvarbiau pasiekti jūs. Dėkoju už tai, kas aš buvau, esu ir būsiu, dėkoju už vedimą, dėkoju už pirmapradę būseną, kuri dega mano širdyje kaip priminimas savo, ką aš atėjau į šią žemę daryti. Aš turiu užduotį šiandien pravalyti, neutralizuoti meilužių temą, meilužių randus. Kad ir kas plaukia dabar į mane, kas nori būti dabar sutvarkyta, išgydyta, lai pasirodo man kaip knygos skyrius, kurį dabar šią akimirką aš renkuosi išgydyti. Aš renkuosi, kad per mano gydymą gytumėte ir jūs, kurie mato, kurie regi. Kieno aš esu žmona, aš esu žmona savo sielos vyro ir savo žemės fiziologinio vyro. Ir šitas yra manie susipynę, aš nežinau, kam man jaustis ištikimai. Atrodo, kad 2 vyrai. Padėkit man vedliai, padėkit man šiame. Aš trokštu visą širdimi visą tai sutvarkyti. Aš vakar pajutau, kad aš negaliu palikti savo vyro ir renkuosi jo nepalikti. Čia yra mano širdies sąmoningas pasirinkimas. Tuo pat metu banguojant, bet aš jaučiu, kad kitas vyras yra greta manęs ir aš negaliu ir jo palikti. Ir aš jaučiu, kad mūsų šita trijulė šoka šokį, kurio aš dar logiškai, racionaliai nesuprantu. Aš noriu visą tai išspręsti. Ne, aš nenoriu viso to spręsti, man yra gerai taip, kaip yra dabar. Nes aš jaučiu didžiulę meilę abiems. Jis skirtinga, bet mane užpildanti. Aš neįsivaizduoju, kaip galima jausti
tokio aukšto kalibro meilė vienam. Atrodo per siaura, adresatas per mažas, per siauras, per mažai, tiesiog per mažai. Kuo daugiau vyrų aš myliu, tuo didesnę meilę aš skleidžiu jiems. Ok. O Jėzau, kiek vyrų atėjo. Iš kiekvieno mano buvusio gyvenimo atėjo po vyrą. Bet kaip keista, meilės tai nedaugėja. Daugėja prisiminimų, daugėja širdžių, ryšių, sąsajų, bet meilės nedaugėja. Nes čia vienas ir tas pats vyras. Ko aš prisižadėjau meilę? Kodėl? Dėl kokių priežasčių aš esu ištekėjus už vieno ar to paties žmogaus? Ko aš neužbaigiu? Pažado neužbaigiu. Mano tarytum rankos yra surištos. Bet aš nenoriu žinoti, kuriam vyrui aš esu pasižadėjusi. Savo žemiškam. Aš bijau tave prarasti. Aš bijau tavęs netekti. Aš bijau, kad tu mirsi. Čia mano protėvių dar yra išminties. Vesk mane ir vesk mane per gyvenimus. Tarytum per pasaulius atskirus, tarytum per visatas atskiras. Vesk mane ir vesk mane. Vesk mane, imk mane į žmonas, vesk mane ir lydėk mane, vesk mane. Imk už rankos ir veskis. Štai ką aš girdžiu. Ir aš to nieko nenoriu daryti. Nes jeigu aš sustabdysiu pažadą, pasižadėjimą, aš atrodo mirsiu kartu su juo. Mūsų gyvenimai sustos, mano gyvybė sustos. Kurėjo parodyk man, ką aš dabar vengiu pamatyti. Aš pati pasirinkau tai. Čia mano ištikimybė, čia mano lojalumas. Kiekvieną kartą rinkdamasi naujame gyvenime, aš esu ištikima ir lojali sielos lygmeniu. Kurioje parodyk, prašau, kaip jaučiamasi kūne ir struktūrose ir visoje mano sistemoje, mano giminėje, mano reinkarnacijose, visais mano lygmenimis, visomis mano dimensijomis, kaip tai jaučiasi būti laisvai nuo surištų rankų, nuo įtampos, nuo prievolės. Bet tuo pat metu jaustis laisvai, kai tu laisvai renkiesi ištikimybę ir lojalumą, parodė, kaip tai jaučiasi sandrauga per darnumą ir harmoniją, per laisvą pasirinkimą. Giminė neleidžia. Iš karto giminė įsikiša. Laisvamanystė, daugpatystė, ne Dievo kelias. O Dievo kolektyvinė monogaminė. Ką daryti su tuo? Jeigu aš esu laisva rinktis, laisvai derinti laisvumą, laisvą valią, pasirinkimą, būti ištikimai, laisvumą rinktis, būti lojaliai, atrodo, kad aš netenku vyrą.
Atrodo, kad mane niekas su juo nebesieja. Kai nebesieja pažadas, niekas nebesieja. Kur čia yra iliuzija? Čia yra kolektyvinės pasąmonės nuostata, programa, kurią aš sutikau. Kodėl aš sutikau joje būti, joje pradirbti? Aš sutikau ją pradirbti, aš sutikau ją plėsti, aš sutikau išeiti iš šio kalėjimo. Aš sutikau savo protėvių moterų vardu visą tai patirti tam, kad tai užbaigti. Užbaigti kankinimą, laikymą už riešų, meilės, nejautrą meiliai. Ne, čia yra vergovė, čia yra kankinimas, čia yra absoliutus kankinimas. Mielos moterys, aš apgailestauju, kad kiekviena jūsų teko tai patirti. Aš pripažįstu jūsų laisvą valią visą tai rinktis. Aš pripažįstu jūsų norą, jūsų meilės išraišką tai vyrų grupiai būti ištikimai. Tai yra pati didžiausia meilės forma, kurią jūs tik galėjot pažinoti, ištikimybė ir lojalumas. Geros žmonos, geros motinos, geros sugyventinės, geros moteris. Aš sutinku per save visą tai praplėsti. Aš sutinku stabdyti atsikartojimą. Nes tokia yra laisva mano valia, mano pasirinkimas. Aš sutikau ateidama į šį kūną, į jūsų giminės sistemą. Aš sutikau tiek daug kartų visą tai atkartoti savo sielos lygmenį. Aš sutikau, va dabar aš sustoju. Visą tą skausmingą patyrimą, kai moteris buvo nevertinama fiziškai, emociškai. Ten jos vertumo klausimas neegzistuoja. Jos vertė kaip moters neegzistuoja. Jis jaučiasi vertinga tiek, kiek ji gali vergauti, tarnauti, kankintis. Ir įsivaizduoti, kad jinai atliepia vyrą. Visa širdimi trokštų visą tai sustabdyti su manimi. Visą tai manyje sustoja čia ir dabar. Aš atpažįstu visą tai, aš pripažįstu, kokios drąsios sielos atėjo visą tai patirti. Bet jos sustojo. Kodėl jos sustojo? Nes dar nebuvo laikas. Nes dar drąsos nebuvo. Kaip gelia. Gelia pripažinti, kad aš esu drąsi visą tai sustabdyti. Jaudina pripažinti, kad aš turiu drąsos. Aš turiu laisvę pasirinkimui. Aš turiu dieviškumą šiam pasirinkimui rinktis. Jūs rinkosi mylėti kitą ir būti ištikimams savo vyrams. Jūs rinkosi mylėti kitą visą širdimi iš tolo. Per paslaptį, per intrigą, per jausmą išgyventi. Joms kita meilė suteikdavo stiprybės, suteikdavo vilties, būti šalia savų vyrų, nešti buitį, nešti kasdieną. Jos sutiko slapstyti ir dangstyti, bet jų vyrai tai suprato. Jų vyrai suprato. Jų vyrai žinojo apie kitą meilę kitam. Bet jie nenorėjo to matyti. Jie gyveno iliuzijoje, o pasąmonė kerštaudavo savo moterims. Kerštaudavo tik todėl, kad pyko, kad nejausti skausmo. Jie gėrė, jie koliojosi, jie keldavo rankas,
tam, kad nejausti skausmo, kad jos renkasi ne juos, kad jos renkasi kitus. Gerai, paveikslėlis aiškus. Tai ką dabar daryti? Kaip dabar šitas sielas? O ką bendro vyrai turėdavo su tais meilužiais? Oi, ten dėkingumas yra. Pagieža, pyktis, menkinimas tiems kitiems. Išjuokimas, kad jūs jos neturit ir jūs jos negausit. Fiziškai jinai priklauso man. Atrodo, kad šioje trijulėje aiškinasi, o jos kaip galvas skauda, aiškinasi santykius dabar vyras su vyru, moters nėra. Aiškinasi, kas geresnis. Lyg du broliai aiškintųsi, kam priklauso moteris. Lyg solidariai aiškintųsi. O, kaip tai archaiška. Musulmonų kraštas. Genuose visą tai yra. Tai atrodo daro juos vyrais. Tai yra jų išdidumas. Tas vyras yra išdidus, puikybės pilnas, kad moteris priklauso jam fiziškai. Ne todėl, kad jis ją myli ir dievina, ne todėl, kad jai trokšta paties geriausio, ne todėl, kad jis ją myli. Ne todėl, kad iš jos gautų meilę, ne todėl, kad gimtų vaikai iš meilės. Ne tam, kad augtų visa šeimos grožybė, va tas burbulas energetinis, o tik tam, kad tas kitas negautų jos. Neapykantos daug, agresijos daug, paslėptos agresijos daug. Gerai, ačiū už vaizdinį. Atėjo laikas visą tai sutvarkyti, nes aš visą tai matau, aš visą tai turiu, bet visą tai sena, gyvena, archaiška. Ir aš nesutinku būti trečia šioje dviejų vyrų epicentre, trečia, kuri tik stebi, bet nedalyvauja. Aš atsisakau šio vaidmens, nes turiu laisvą valią nedalyvauti. Kodėl moteriai svarbu stebėti? Moteris yra iliuzijoje, kad tai yra dėl jos, moteris yra iliuzija, kad jos vertė kyla, moteris yra iliuzijoje, kad ją myli abu, nors tiesa, kad nei vienas jos nemyli. Ir jinai nenori šitą priimti, jinai nenori matyti, kad jinai yra ištekėjusi už vyro, kuris jos nemyli, ir jinai myli vyrą, tą kitą, kuris jos irgi nemyli. Jinai padovanojo savo gyvybingumą ir jinai mato, kad jis jos nebesirenka. Jinai padovanojo savo fiziškumą, savo materialumą, tai, kas jinai yra sieloje per fiziką. Ir jos vis tiek nereikia ir jinai negali, nes jai skauda, atrodo, jinai nereikalinga. Jeigu vienas ir kitas ją paleis, atrodo, jinai mirs. O čia yra esmė, jeigu vienas ir kitas ją paleis, jinai mirs. Neutralizuojam ir gydam, išperkam gyvenimą, grąžinam gyvenimą josios laisvą valią gyventi. Uždegam jos pirmosios čakrą. Pirmąją čakrą, įpučiam ten gyvybingumo, gyvasties. Įpučiam iki pat tos pirmos moters, kuri nusprendė patirti tai.
Kuri nesuprato, kam reikalingas kūnas, ką galima veikti su kūnu, santykėje su vyru, kaip tai jausti malonumą gyvenant pasirinkime fiziologiškai vyrą ir su juo kuriant meilę per fiziologiją, per kūną, per malonumą gyventi, per gyvybingumą gyventi, per grožį gyventi, per matymą savo grožio, per priėmimą savo fiziologinio sielos grožio savyje, savo viduje, kai tu leidi kitam matyti, kai kitas mato, kai kitas pripažįsta. O taip išmokykim savo kūno ląsteles mėgautis buvimu fiziologijoje. Kai tavo siela pasirinko gyventi, pasirinko meilės formą per buvimą santykėje su vyru, kiek meilės tame gali būti, kiek naujumo tame gali būti, kiek laisvės ir laisvumo, su pagarba archaiškumui, archaiškai klasikai, kultūrai, visa tai būta, atbūta. Bet siela dabar pasirinko laisvės pojūtį, laisvę kaip dėsnį, kaip vertybę, kaip patyrimą, per laisvumą, per laisvą valią, per laisvumo principą patirti santuoką meilėje per fiziškumą. Kiek tai gali įkvėpti kūrybai, kurti iš meilės per meilę ir į meilę per kūną kūnu. Kaip tai jaučiasi kurti ir sukurti per kūną, kaip vaikai ateina iš meilės per kūną. Kaip vaikai renkasi lengvumą ateiti, laisvę ateiti į laisvą santuoką, į laisvą poros pasirinkimą, laisvai mylėti vienas kitą, laisvai rinktis kiekvieną akimirką būti ir jaustis ištikimai, kad elgesys, poelgiai, sprendimai kiekvieną akimirką būtų pagristi laisva valia, laisva ištikimybė, laisva lojalumo atšaka, naujumu, visą tai patirti. Kaip tai jaučiasi moteriai žinoti, ko jinai nori, norėti, ko jinai nori, kaip tai jaučiasi išreikšti, kalbant, girdint, matant, kaip tai jaučiasi, kai tavo 5 čakra yra atsivėrus ir iš meilės kanalo, iš meilės centro kyla tas visas energinis srautas ir keliauja tiesiai žodžiais, vibracijomis, tiesiai balsu tam, kam yra skirta. Moteris renkasi regėti susitaikymą, taikumą tarp vyrų, tarp brolių. Santaiką, taikumą, kaip tai jaučiasi, kai vyrai atleidžia įtampą tik tam, kad jausti meilę vienas kitam, tik tam, kad jausti meilę moteriai. Ir iš esmės tas kitas, jis paleidžia meilę, jis nebelaiko jos. Ir moteris nebenusuka akių nuo savo vyro į tą kitą, jinai pagaliau pamato fiziškume, pamato, kiek jis vertingas meilė jai. Jisai jai tarytum rankose nusilenkęs iš pagarbos, garbingumo, kaip riteris suteikia meilę, suteikia savo širdį, suteikia savo nuraminimą, visą savo kilnumą, taurumą. Dievo vardu teikia meilės formą ir išraišką per kūną, per fiziškumą. Moteris tuo metu mokosi čia ir dabar priimti per kūną visą tai, ką vyras jai suteikia meilės formą naujumo. Naujai priima meilę. Neapykanta, kerštas tarp vyrų iš viso neutralizavosi, pasišalino. Moteris jaučia savo vertę ir jai nebereikia stebėti karo, jai nebereikia stebėti kovos. Visą tai užsibaigia. Ir ta meilės forma, kuri buvo nukreipta į kitą žmogų, ir tam kanalas tenais užsiveria, jinai nebenusuka savo meilės resurso. Jinai užsipildo pati ir iš šito meilės resurso pildo savo vyrui
kanalas paduoda tiesiai į vyrą. Oi, kaip gerai. Ir vaikai dabar mokosi naujos meilės formos. Va taip. Meilė kitam vyrui niekada nebuvo tam, kad nutraukti santykių su vyru. Ta kita meilės forma buvo skirta tam, kad sugydyti. Atleidimas keliauja moters vyrui, vyro moteriai, vyro vyrui tam kitam ir to antro vyro moteriai. Dėkingumas tarp visų trijų, kad visi trys įgavo pamokas. Tas trečiasis žmogus, antrasis vyras, ką jis mokėsi? Jis mokėsi stebėdamas liudyti didžiulę meilę per fiziologiją. Vyro moterį ir moters vyrui pasirinkimus, kaip moteris renkasi vyrą ir vyras renkasi moterį per meilės formą. Atšaukiam ir atpainiojam visą meilės formą per pyktį, per kovą, per agresiją, per nuožmumą. Ir išmoko meilės formą priimti, siųsti ir generuoti, kurti per visas meilės formas, kurios yra Dievo nuleistos, Dievo sukurtos. Pirmą pradėjo būsenoje čia ir dabar priima kiekvieną ląstelę. Sugydom moters širdies žaizdas visose laiko juostose, visose dimensijose, visose laiko patyrimuose, kiekviename reinkarnacijos gyvenime. Išmokykim, kad meilė neprivalo užsibaigti mirtimi. Kad laisvė gali būti laisva, meilė gali būti laisva. Gydom vyro žaizdas sielos, širdies, meilės kupinas žaizdas. Jos užsitraukia, prisiminimai lieka, bet jie nebeturi galios skaudinti, jie nebeturi galios konkuruoti ir vystyti konkurenciją su kitais vyrais. Šita žaizda užsitraukia, konkuruoti dėl moters meilės. Visa tai užsibaigia. Pavydėti moters meilės, visa tai užsibaigia. Liūdėti dėl moters meilės, visa tai užsibaigia. Pykti dėl moters meilės, visa tai užsibaigia. Atleidimo ir dėkingumo vieni kitiems. Tiesiog čia ir dabar keliauja, kūnas priima, visi trys dalyviai priima. Supranta, kad visa tai užsibaigia ir dėkingumas dabar pat. Liudijimas, širdis yra pilna meilės, užbaigimo santykyje, Aš tave atpažįstu ir žinau, kad tu atpažįsti mane, bet ne šio gyvenimo mūsų bendras gyvenimas yra. Tu gyvenk savo, aš gyvensiu savo, aš atrišu tave nuo manęs ir aš save atrišu nuo tavęs. Aš susigrąžinu išvalytas daleles, paliktas tavyje per liūdesį, skausmą, skaudulį, lūkestį, viltį. Aš prisiemu atsakomybę už visą tai, kokį žaidimą žaidžiau, kad jaustis stipria, jausti savo moterystę. Aš grąžinu tau tai, kas tau priklauso, išvalyta, besąlyginė meilė, tegul sukrenta į tave. Tavo sielos gabalėliai, tavo sielos liekanos, tavo sielos trupiniai, kuriuos aš nešiausi su savimi iš gyvenimo į gyvenimą, tikėdamasi, kad tu mane pamatysi, atpažinsi. Bet šitą žaidimą aš užbaigiu, nes aš noriu naujai priimti meilę. Aš užveriu savo meilės kanalą tau, nes ne šiame gyvenime, ne šiame pasirinkime mes būsime kartu, mes būsime pora, mes būsime vienas kitam pažadėti. Aš žinau, kad tu esi, tu žinai, kad aš esu. Ir to pakanka. Visa drama yra užbaigta, neutralizuota. Visa gyvybingumą, gyvastį ir gyvybę iš besąlyginės meilės aš adresuoju į save, į savo širdį, savo veiklą.
visą kūrybinę galią aš išskleidžiu, nes aš jau turiu save visą pilnumoje. Mano antrasis centras, mano gimda, mano generatorius, mano galios centras, mano visa tai, kas yra ir gimsta iš kūrinijos, iš kibirkšties, keliauja tiesiai į širdį, keliauja visą gimdos centrą. Ir mano visa gimda valosi nuo visų priekaištų, prievalių, nuo buvusių gyvenimų, nuo lūkesčių, nuo nusivylimų, nuo dramos, nuo didžiulės dramos. Ir per mane visas šitas patyrimas keliauja mano proseneliams, protėviams, į kiekvieną mano gyvenimą, kuriame aš rinkausi užsilikti. Aš pabaigiau ir užbaigiau. Taip pat lengvai, kaip sugalvojau žaisti šitą žaidimą, aš užbaigiau šitą žaidimą. Aš atsiriboju nuo iliuzijų kada nors būti su tuo kitu žmogumi. Nes aš jaučiuosi pilna ir prisipildžiusi, mano gyvybingumas, gyvastis. Yra tik manyje, mano vyriška energija yra balansė su mano moteriška energija. Aš išperku iš tamsos savo didžiulę meilę ir pririšimą, mano dieviškumas, mano santykis su kuriančiaja energija išperka visus pažadus, įžadus, pasižadėjimus, pardavimo savęs, kad tik tas kitas žmogus būtų pririštas prie manęs. Aš užbaigiu ir visa tai yra kūrinijos vardu užbaigta. Visi burtai, visi magijos ritualai, bet kokie ritualai, kurie pririša tą kitą žmogų prie manęs, yra užbaigti. Yra balansuojamas balansas. Dėkoju, kad tu dalyvavai tame, dėkoju, kad tu sutikai visą tai užbaigti šiame gyvenime. Lai grįžta tau tavo energija, tau tavo laisva valia. Aš išperku besąlyginės meilės vardu Viešpaties Kristaus Dievo vardu iš tamsos, iš tavęs atimtą laisvą valią. Savo protėvių, prosenelių, visos giminės moterų vardu, visų vyrų, kurie dalyvavo tokiuose burtuose ir sutiko dalyvauti tokiuose ritualuose vardu. Visa tai yra užbaigta ir subalansuota, suharmonizuota. Aš leidžiu užbaigti žaidimui, kai iš manęs buvo atimta laisva valia tik dėl kultūrinio, tik dėl protėvių kultūrinio dalyko. Visa tai ten ir tuomet užsibaigia. Šiuo metu mano laisva valia yra mano galios šaltinyje. Aš esu dieviškame kanale, besąlyginės meilės kanale. Visa tai, kas buvo tamsuma ir kilę iš tamsos ir tamsa būta manyje, visa tai neutralizuojasi besąlyginėje meilė. Mano kojos, mano padai švarus, mano rankos švarus, be kraujo likučių ir liekanų. Aš matau dabar pat, kaip visas mano kūnas, visi mano kūnai, visas mano emocinis kūnas, kai aš linkėjau mirties dėl skausmo, dėl keršto, visa tai yra išvalyta ir užbaigta besąlyginėje meilėje. Aš grąžinu visus ritualus ten, kurie buvo pradėti, aš sustabdau. Dievo vardu aš visą tai sustabdau savo laisvą valią. Užsipildau besąlyginę meilę čia ir dabar. Mano laisva valia sugrįžta man ir aš grąžinu laisvą valią, kurią aš paėmiau iš kito meilės vardu. Aš leidžiu savo ląstelėms, savo struktūroms priimti naujumą, kaip tai jaučiasi naujai naujume, atsakomybės vardu, su atsakomybė, atsakingai mylėti kitą žmogų, priimti jo meilę, dalintis meilę be laisvos valios sumažinimo, atidavimo ir lygiai taip pat paėmimo iš kito. Aš atleidžiu savo ir Dievo vardu man yra atleidžiama ir aš atleidžiu savo už tai, kad aš neatleidau savo anksčiau, už kiekvieną neištikimybės lašą, bet kokią formą. Aš atleidžiu savo už neatleidimą ir aš atleidžiu savo už nelojalumą ir savo ir savo partneriui. Aš priimu naujos formos atsakomybę, kaip tai jaučiasi atsakingai būti ir jaustis ištikimai, kokiais veiksmais visa tai pasireiškia.
Aš priimu atsakomybę, kaip tai jaučiasi ir yra, ir kaip tai verta būti lojaliai sau ir tiems žmonėms, kuriuos aš myliu. Iš besąlyginės meilės perspektyvos. Aš užbaigiu visus žaidimus su neištikimybė, su ištikimybė. Aš atleidžiu visiems, kurie man buvo neištikimi ir nelojalūs. Ir aš priimu savo atleidimą savo pačiai už neatleidimą, kai aš buvau neištikima ir nelojali bet kokią formą. Savo gyvenimuose, buvusiuose gyvenimuose, savo protėvių situacijose, savo sielos lygmenių į mane yra įrašyta ištikimybės, lojalumo algoritmas iš besąlyginės meilės. Manyje yra įrašyta sielos lygmenių, kaip tai jaučiasi jaustis laisva ir ištikima ir lojalia vienu metu. Aš matau, kaip kiekvienam, kuris mane pykdė, siutino ir skaudino, kuris man buvo neištikimas, kuriam aš buvau neištikima, užsidega ir neutralizuojasi. Visi ryšiai dabar pat yra atstatomi iš besąlyginės meilės perspektyvos, iš meilės perspektyvos. Ir visi ryšiai yra prisodrinami besąlyginę meilę ir meilę, dėkingumu, kad vieni kitiems rodėme, kaip tai jaučiasi patirti visą tai. Koks gražus gali būti kontrastas. Ir užbaigiam visą mirties pojūtį. Užbaigiu visą neišgyvenimo skausmą, baimę neišgyventi. Jeigu esi bet kokia forma neištikimas, visas šitas kontekstas yra neutralizuotas besąlyginėje meilėje. Mano moteriška struktūra, mano vyriška struktūra grįžta, viskas, kas buvo išbarstyta. Ir iš manęs yra išimami antspaudai, įspaudai, neištikimybės, nelojalumo, menkinimo, šmeižimo, gėdos. Aš atiduodu gėdą dėl neištikimybės. Aš atiduodu gėdą. Gėda man padeda prisiminti ištikimybės pojūtį ir prieskonį. Tai ką aš darau, aš ir taip jau žinau, kaip tai jaučiasi. Kaip tai jaučiasi norėti. Kaip tai jaučiasi rinktis, būti ištikimai be poreikio, bijoti gėdos be poreikio, būti atstumtai per gėdą be poreikio. Oi, visas gėdos randas ten toks didžiulis. Protėvių prisiminimai atkeliauja, kaip Petras buvo neištikimas Genutei. Ir kaip gėda ne jį, o ją persekiojo. Kaip jai buvo gėda dėl kaimynų, kaimo žvilgsnių, kad jis yra jai neištikimas. Jinai matė visą tą šnabždesį, jinai matė, jinai girdėjo. Jinai nuleidusi akis ėjo tolyn apsimesdama, kad tik tais išgyventų. Visą tai neutralizuojama besąlyginė meilė, visas skausmas. Visa neapykanta savo, visa neapykanta moterų giminiai, visa neapykanta visuomeniai. O kodėl visuomeniai reikėjo visą tai stebėti ir nieko nedaryti? Kodėl jie apsimetinėjo, kodėl? Jie matė, kad Petras nemyli Genutės, jie matė. Santuokos institutas ten buvo labai stiprus. Ir vėlgi santuokos institutas dėl išgyvenimo, tai neutralizuojam santuokos institutą dėl išgyvenimo. Iš kolektyvinės pasąmonės ir sąmonės mano
asmeninio pasirinkimo vardu, nes aš turiu galią, būdama viena kolektyvinėje pasąmonėje, keisti ir daryti poveikį ir įtaką. Aš pasirenku jausti stiprybę, jausti stiprumą ir savo ašį šitame pasirinkime. Aš pasirenku, oi kaip skauda būti paliktai, gėda būti paliktai. O tas vyras, jis nežinojo, kas ta atsakomybė moteriai, atsakomybė šeimos institutui, jis negerbė, jis tiesiog neturi pagarbos ir supratingumo, kas tai yra, jis neturi suvokimo, kas tai yra, pas jį nėra jausmo, kas tai yra. Įrašom dabar visą tai, kas tai yra, neutralizuojam. Šeimos institutas nėra aukščiau meilės. Šeimos institutas nėra aukščiau meilės. Kolektyviniai pasąmoniai yra. Kolektyviniai pasąmoniai meilė neegzistuoja, meilė yra niekas, meilė yra nulis šeimos institute. Kaip įdomu. Moteris neturi pasirinkimo ne tai, kad palikti, bet išeiti iš santykio, palikti Petrą. Nes niekas iki šiol taip nedarė, nes niekas nesupranta, kad taip gali būti, nes niekas negerbė jos. Ką darom? Dieviškoji hierarchija parodė, kaip visą tai veikia. Asmens lygmenių, šeimos lygmenių, valstybės lygmenių parodyk tą teisingą variantą, įrašyk į mano sielą, įrašyk į mano širdies knygą, kad aš žinočiau, kaip nuo šiol visą tai vertinti, priimti, kaip veikti iš tavo besąlyginės meilės instituto. Aš atsiveriu naujumui, naujoviai. Per mane laiteka naujumas į visuomenę, kolektyvinę sąmonę ir pasąmonę. Ne tam, kad mane nuteistų, ne tam, kad mane menkintų, ne tam, kad mane gerbtų, o tam, kad aš savo pasirinkimu galėčiau sakyti, aš esu tvirta, aš esu tikra, aš turiu teisę, nes ten teisės atimtos. Įrašo. Va, įrašinėjimas vyksta. Ačiū. Tu nenori būti su manim. Būk laisvas. Būk laisvas kurti naują šeimos institutą su kita moterimi. Būk laisvas savo pasirinkimuose. Būk laisvas ir jauskis vertu, jauskis laisvu tai daryti. Aš tave atleidžiu nuo prievolės, nuo pažado, aš tave atleidžiu. Aš leidžiu savo tau leistis būti atleidžiamam nuo pažado, nuo įžado, nuo susitarimo. Aš leidžiu mums pakeisti mūsų dviejų susitarimą. Aš leidžiu, kad kiti matytų mūsų pasikeitusią susitarimą ir tame matyti garbingumą, savigarbą, pagarbą, orumą. Aš leidžiu naujumui būti per save kituose, kad kiti būnant per mane matytų tą leidimą. Aš grąžinu savo teisę į tai. Aš grąžinu savo teisę būti santuokos institute ir tuo pat metu jausti teisę rinktis laisvai. Aš atsiemu suteiktą kitam atsakomybę už savo leidimus savo jausti, veikti ir daryti ir kalbėti. Va. Aš jaučiuosi atsakinga ir aš jaučiuosi garbinga su savigarba, su savo jausmu, kas aš esu ir kodėl tai darau. Mano ašis yra tvirta, mano tvirtybė, mano galia rinktis, mano galia kalbėti dieviškumą ir tuo pat metu
būti teisingame santykė su šeimos institutu, teisingame tiesos santykė, ne visuomenės atžvilgiu, bet besąlyginės meilės atžvilgiu, būti visuomenėje. Aš uždarau nepagarbumą, menkinimą, šmeižimą, intrigas. Visa tai būta praeita ir uždaryta, nuo šiol visa tai tik naujume naujai. Aš esu laisva rinktis, kokio šeimos ir santuokos instituto aš trokštu ir kaip jį kurti, kaip jį sukūrus kurti toliau ir atnaujinti ir atsinaujinti, kad besąlyginė meilė būtų pagrindas. Aš noriu paprašyti vieno iš angelų savo šeimoje rūpintis šeimos, kaip įdomu, šeimos sakramentu, be prievolės, be baimės, kad tas įžadas, pažadas, susitarimas, kontraktas gali būti keičiamas. Jis gali būti keičiamas, laisva valia tai rinktis, su leidimu, kad taip gali iš esmės būti. Ir vyrams, ir moteriams tai leidžiama. Ir vyrams, ir žmonoms, ir sutuoktiniams, abiejiems sutuoktiniams tai leidžiama. Na va. Man atrodo, dabar meilužių randas yra išgydytas. Ar liko dar kas nors? Vaikų atleidimas tėvams. Vaikai, mokykitės, kaip tai jaučiasi būti laisvame, besąlyginės meilės ir santuokos ir lojalumo ir ištikimybės ryšyje per savo mamą ir tėtį, matant juos vyrų ir žmona. Mokykitės atleidimo, priėmimo iš savo struktūrų, spinduliavimo meilę kitam. Kaip tai jaučiasi matyti santuokos institutą, kuris yra pripildytas meilė, besąlyginė meilė, garbingumu, pagarba, savigarba, orumu. Kaip tai jaučiasi, kai santuokoje partneriai renkasi vienas kitą be poreikio, turėti meilužį, be poreikio šitą žaizdą draskyti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Vaikai, lai jūsų širdis laisva valia priimti būna įrašytas atleidimo momentas. Ne puikybės, ne išdidumo, bet atleidimo, kad jūs nebekartotumėte tai, ką regėjote, ką matėte, tik tam, kad atleisite. Lai šią akimirką dabar pat įsirašo leidimas mamai ir tėčiui elgtis taip, kaip jie nusprendžia elgtis savo poroje, savo šeimos institute. Jūs esate tik stebėtojai, jūs nesate dalyviai. Jūs nesate dalyviai. Jūs esate už mamos ir tėčio. Besąlyginės meilės apjungimas dabar vyksta vyrui ir žmonai, partneriams, kaip jie mato vienas kitą, žvelgia į kūną ir mato sielą. Jie per akis susijungia su besąlyginės meilės energija ir kuriančioji energija gimsta. Užgimsta ir iš jos šeima, pora auga, klesti. Prisipildo visas poros energinis ratas, srautas, apvalkalas. Prisipildo šeimos. Taip. Tie kiti, tie treti asmenys nebeegzistuoja, jie atliko savo darbą, jie yra atleisti nuo prievolių, pasižadėjimų, įsipareigojimų priimti šeimos institutą naujai, priimti santuokos institutą naujai, priimti visas tas pamokas, kurios jie atėjo daryti.
ir per šitą mokytis, kaip tai juose, jų kūrybinėme lauke jaučiasi visą tai stebėjus, atlikti, sukurti, dalyvauti. Užbaigiame. Dėkoju angelams, kurie atėjo, dėkoju protėviams, kurie atėjo, dėkoju savo tėčiui, savo dieviškai šviesai manyje, kuri kalbam mano lūpomis per mane jums. Dėkoju, 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 kas aš buvau prieš akimirką, kas aš esu dabar ir tai, kas aš būsiu. Dėkoju savo evoliucijai, dėkoju savo sielai, mano meilė, aš tave pripažįstu ir išpažįstu, va tai yra mano meilė savo apraiška ir išraiška. Mano siela, mano agnutė, mano aukštesnysis aš. Aš esu sąjungos su tavimi kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną, per kiekvieną pasirinkimą. Aš esu, kas aš esu. Ir aš pagaliau leidžiu būti pamatyta kitiems. Man yra saugu ir išgyvenimo režimą aš jau seniai praėjau. Ačiū. Ačiū kuriančioji energija. Ačiū moteriška, deiviška energija, kuri teka į mane ir per mane, kuri užpildo visą mano gimdą. Ačiū mano kūrinyje, ačiū mano visatą. Ačiū tam taškui, tai kibirkščiai, iš kurios aš buvau sukurta. Ačiū mano tėčiui, ačiū mano mamai, ačiū mano proseneliams, promočiutėms. Ačiū tai moteriai ir tam vyrui, kurie pirmieji pradėjo neištikimybės etapą, kad aš būčiau čia, kur dabar esu. Ačiū savo iš 9 dimensijos, kuri mane palaiko, kuri siunčia man besąlyginę meilę, gyvybingumą ir jėgą veikti. Ačiū. Šitą sesiją užbaigiu, rankas nusiplaunu, veidą nusiplaunu. Visą energiją nusiplaunu.